Like Pride. Zdarovo. Žodžiu, baladuojamės Vilnius Utena keliu, važiuojam į Uteną, pasiimt tą prieš tai anksčiau matytą raudoną kemšūdą. Esmė tame, kad jis jau link pabaigos surinkimo, tai iš esmės yra sudėtas jau 2.8 variklis, yra rankinis, yra short shiftas, užvyrina dabar šiuo metu, kiek kalbėjom, vyrina reduktorių. Ir planas buvo maždaug vasaros gale išvažiuoti į pirmas treniruotes. Iš esmės gaunas taip, kad pirma treniruotė gausis vasario mėnesį dabar, nes kaip ir, kadangi viskas pabaigta, realiai dabar važiuojam, pasiemam, dasimušam paskutinius gal darbus, taip sakykim, ir bandom važiuoti į kopūstėlius. Nes kopūstėlius treniruotė įkalbėjo, kad važiuoti išsibandyti, tai realiai pirmas pravažiavimas bus, pirmas išsibandymas. Buvo planas, kad palauksiu, ten, po truputį iš lėto susirinksiu ir tada jau pasistatęs stovės, kai bus treniruotė, tada ir išvažiuosiu, kai pats prisiruošiu. Realiai dabar gaunas taip, kad koilai dar namuose ant stalo guli, išsukimas dar nesudėtas, tai realiai tik tai užvyrintas reduktorius ir sudėta rankinis ir variklis. Sakykim, principė taip. Tai dabar važiuojam, pasiemam mašiną, važiuojam po to tikriausiai pas Jonišką į garažą. Garaže dedam loką, dedam koilus, dedam ratus, čia nupirkti nelabai matos, bet, žodžiu, dar vieni ratai nupirkti. Ir bandysim tada sekmadienį lėkti į kopūstėlius. Nežinau, kaip gausis. Realiai pirmas išvažiavimas, tai iš tikrųjų šiek tiek triedžiu, iki triedės, iki kulno. Nes vieną kartą, kai bandžiau važiuoti ne su savo mašina, tai buvo absoliuti tragedija. Tai aš jaučiu, kad kopūstėlios bus kažkas panašaus, bet bus užtat labai įdomu pamatyti, kai žmogus visiškai nevažiavęs, važiuoja pirmą kartą, absoliučiai pirmą kartą, atsisėdęs prie bolido vairo, važiuodamas realiai jau normalioj treniruotėje. Tai dabar lekiam iki Utenos, kelias dar nuo Molėtų čia, tai dar 20-30 kg belikė man ir po to galėsim pasižiūrėti, kaip viskas ten atrodo išėmus tą 1.8 ir sudėjus tą normalų 2.8 šaro variklį. Tai tiek. Tai va, pasiėmė mašiną. 2.8 jau vidui, viskas tvarkoj. Bandom išiminėti šakės, dėti tą loką, kur keistas kažkoks. Išpresuota naujas šarnyras. Sudėti nauji guoliai. Bandysim žiūrėti, kas gaunas. Dar koilai dėsis. Tai tiek tą darbą dabar. Ko Joniško. Nieko, aš greičiau išėjau mūsų savo pusį negu tu, Čia nereikia šitą sakyti. Sunkiai varštai sukas. Nieko, žiūrėsime, kas gaunas. Dabar planas šiandien pabaigti. Ar rytoj jau saloną surinkinėti, nes iš esmės tai da bardakas visiškas. Na, vairas uždėtas. Šifteris rankinis. Plastikų pilna. Bagažinės nedarysiu, ten irgi bardakas. Tai va, žodžiu, bandom dirbti. Čia turim 1 valandą. Joniško, kaip sekas? Blogai. Kodėl blogai? Nes koilą neįmanoma dėti šakėse nuėmus. Pirmą šakę sudėjom, paskui koilas galvojam dėti. Biškiai atvirkščiai, surinkom. Pirmiausia buvo dėta šakė, po to buvo bandyta dėti koilas, bet koilas nebetelpa tada. Tai dabar gaunas, kad dedam atvirkščiai. Pirmiausia šakę, pirmiausia koilas sudedam. Po to šakė eigoje eina. Tai čia jau kaip ir šita pusė link pabaigos. Tik tai varžtų susukt ir kaip ir bus gerai.
Na toj pusėj. Toj pusėj vyksta darbai. Toliau. Hello. Žodžiu, atsiplojame mašinytę truputį. Dabar apstingo, kažkaip nesitikėjau, kad dabar jau yra tiek šalčio, kad vos nuplovus mašiną iškart apstings. Ruošiamės kopūstėliam, žodžiu. Iš vakar dienos nebepabaigiau filmavimo, nes, žodžiu, darbo buvo daug, 3:30 tik tai išsiskirstėm realiai su Jonuška, nes turėjom problemų su suvedimu, po to reikėjo perdarinę, dabar jau lokas kaip ir yra. Ištukti ratai, daug maž taip atrodo. Tas ratas irgi, kažkiek loko yra, realiai nei aš ten labai pajausiu, nei ką. Tai va, susipakavom padangėlės. Pilna mašina pakrauta. Sėdam, važiuojam, lekiam į kopūstėlius. Vidus irgi surinktas. Surinkau plastikus. Čia aišku trūksta šiek tiek, nelabai telpa, bet viskas nepasislėps drifto mašina. Norėjau, kad nebūtų aišku, bet yra kaip yra jau šiam momentui, pasilikau ir šitą porankį, jeigu ką, kad galima būtų atsiremti, nes sėdynės kol kas paprastos, lapšių neturiu dar šiam momentui. Cupholderiai kavai kelionės metu, nes važiuojam savo chodu. Tai tiek, tai susitinkam tada drifto trasoje, bandom kopūstėlius šturmuot ir žiūrim, kas gausis. Pirmas išvažiavimas bus. Bus per kamerą tik tai vairas, o čia mato, tai matysi, kaip Garbuliauji tik kur. Gal iš į dešiniau važiuoji, taip šis į kairę, rankiai traukia ir tada metiesi. Ir medžios. Ne, tai va. Ne, tai taip mačiau, bet aš tai taip dar nedarysiu. Aš jau čia trasą antriniuos išvažiuosiu ir bandysiu tenai. Pirmą kartą išvažiuot, man atrodo, kamera nusisuko. Iš karto išvažiais apsisukau. Baisu medžiai. Po to jau apvažiuot kitų posūkį kaip ir biškį geriau, bet tragedija, Jonuška, kaip? Pirmi kartą nėra ką norėti, kad čia kažkas gautus. Tragedija, taip ir sakyti reikia, tiesiai šviesiai. Viešpatie, kodėl taip sudėtinga viskas? O, super, ne super, va taip va. Va, važiavimai tokie. Nėra ką norėti, pirmas kartas, bet kažkaip atrodė mintyse, kad viskas turėtų būti paprasčiau. Su simuliatorium važiuota, bandyta, bet ant simuliatoriaus panašiai iš tikrųjų. Tai aš galvau, kad simuliatorius kaltas, nes nejauti mašinas. Tai supratau, kad ne simuliatorius kaltas aš, kad nemoku važiuoti.
Reikia ant kameros bent kart normaliai suvažiuoti, nes Jonuška aš jaučiu nebus dar nufilmavęs. Ir gausis, kad visi važiavimai gaidys. O iš tikrųjų buvo neblogų. Nu dabar jau padangas tikrai atsilupė.